Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje veikianti Amerikos skaitykla, beje vienintelė tokia Lietuvoje, švenčia 5 metų jubiliejų. Gimtadienį apsilankiusi Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorė Lietuvoje, Anė Dersė, sako, kad ši vieta svarbus žinių apie Ameriką šaltinis. Lygiai prieš 5 metus Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skaityklos kampelyje įsteigta Amerikos skaitykla prigijo. Lankytojų ratas plečiasi, o skaityklos pagrindinė rėmėja Amerikos ambasada Lietuvoje vis papildo fondus naujais leidiniais – knygomis ir žurnalais, enciklopedijomis ir žinynais, taip pat audio ir vaizdo plokštelėmis. Skaityklos gimtadienio proga Šiauliuose apsilankiusi Amerikos ambasadorė Lietuvoje Ana Dersė aiškino, kad jie stengiasi patenkinti įvairių skaitytojų žingeidumą. Mes stengiamės turėti literatūros įvairaus amžiaus žmonėms. Mes turime knygų vaikams, paaugliams ir pagyvenusiems žmonėms. Tai daugiausia leidiniai apie Amerikos kultūrą, tradicijas ir Amerikos istoriją. Amerikos skaityklai užprenumeruota 12 pavadinimų žurnalų leidžiamų Jungtinėse Amerikos valstijose. Skaitykloje yra 2 skaitytojams skirti kompiuteriai turintis interneto prieigą. Populiarūs ne tik leidiniai, bet dažnai šiauliečiai naudojasi diskų kolekcija, kurioje filmai anglų kalba, įvairių žanrų muzika. Be to, kad mes turime, kaip ir įprasta biblioteka, įvairius dokumentus, kuriuos galima išsinešti namus, mes organizuojame įvairiausius renginius, edukacinės programas, parodas. Tiesiog dirbame labai plačiai ir įvairiai. Ir galbūt dėl to, kad ta mūsų veikla yra pakankamai įvairialypė, mūsų ir pradėjo žinoti. Į skaityklos 5-ąjį gimtadienį susirinkusius svečius Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorė kreipėsi lietuviškai. Kviečiu jūs visus prisijungti prie manęs, sakant su gimtadieniu Amerikos skaitykla. Tokia skaitykla Lietuvoje vienintelė, o būtent Šiauliai Amerikos skaityklai pasirinkti dėl to, kad čia įsikūrusi NATO bazė. Beje, amerikiečiai kariai į gimtadienį atėjo netuščiomis. Atvežė skaityklai 50 namuose surinktų knygų.